Šiandien pats laikas pritaikyti viską, ką išmokome. Tai paišysime tokius nedidelius abstrakčius peizažus, bandydami pritaikyti 1, 2 ir 3 dienos pratimus. Tai galima arba dirbti ant nedidelių popieriaus lapelių, arba aš savo knygutėje, pavyzdžiui, pasidalinsiu į kelias dalis. Geriausia naudoti pačią švelniausią juostelę, kad jinai nesugadintų popieriaus. Jeigu neturite švelnios juostelės, tai geriau galbūt iš viso būtų, kaip aš pirmuose pratimuose, tiesiog apsipiešti vietas, kuriuose dirbsite ir taip ir palikti. Man labai patinka, nuo juostelės lieka be galo gražus kraštas. Tai aš užtat klijuojuosi juostelę, bet aš turiu labai švelnią juostelę. Jis yra tokia jautriems paviršiams, tai išeina ją nuklijuoti, nesugadinus popieriaus. Apsiklijavau, liko tik tai visai mažyčiai gabaliukai ir pabandysime truputį abstrakčius peizažiukus pasidaryti. Ant pirmojo pabandykime tiesiog pasidalinti per pusę ir čia išsitepu vandeniu. Jeigu pirmąją dieną mes visiškai abstrakčiai dėjome bet ką, taškavom, brūkšniavom, tai dabar jau ne bet ką, o liejam specifiškai. Aš turiu tokią mėgiamą labai gražią indigo spalvą. Kadangi jos čia šitoje paletėje pas mane nėra, aš tiesiog į mėlyną spalvą ją truputį pasijuodinu arba galiu pasirudinti. Ir aš įlieju tiesiog ir leidžiu vandeniui laisvai tekėti. Galima netgi taip palenkti ir pavarvinti šiek tiek, kad kuo daugiau varvėtų. Noriu, kad būtų viršus tamsus, o apačia tokia vis šviesesnė. Pabrūkšniuoti va šitaip galiu tik tai tol, kol šlapis. Tada gražiai išsilies. Kitu atveju taip ir liks brūkšniai. Kol šlapės dar pasitamsinu viršų. Ir dangus. Kažkoks toks abstraktus, išskydęs šlapės. O apačioj sukurkim kažkokią iliuziją, kad gal čia kokia jūra. Tiesiog, kad kažkas nori, tas galėtų sugalvoti, kas čia yra. Ir aš paprasčiausiai apačią tiesiog užbrūkšniuosiu ir užbrūkšniuosiu skirtingai. Atsimenat, galiu nespausti, paspausti, atleisti, lieka kažkokiu tarpu, galiu truputį kažkokią kitą spalvą įsimaišyti, pasikeisti. Ir tiesiog kažkokiamis va tokiamis linijomis dengiu, paspaudžiu, atleidžiu, paspaudžiu, atleidžiu. Ne iki galo bus aišku, mes tokius ir darom pusiau abstrakčius, kad ne visada būtų aišku. Dabar paskėdžiu su vandeniu, kad man pašviesėtų, vėl paspaudžiu, atleidžiu. Ir va čia turiu kažkokį tai įspūdį, ar ne, vieno peizažo. Kitą pabandykime šiek tiek kitaip, mėlynai padaryti. Taip, o čia pasidarom tokią šviesesnę šiek tiek spalvą. Ir antrąjį pabandysime, kaip darėm tą lygų užspalvinimą, taip pat ir dangų padarom kiek įmanoma lygiau užspalvintą. Čia truputį paspalvinu viršų vieną spalvą, būtinai šlapia, neleidžiam išsausėti, atsimenat? O dabar paimu šviesesnę spalvą. Ir galiausiai pačią apačią šiek tiek su vandeniu. Jei norisi to lygesnio pasiskirstimo, galima kaip aš šiek tiek palenkti savo popieriaus lapą, kad dažai ramiai varvėtų žemyn visą laiką. Galiu tokį apytiksliai lygų palikti. Jeigu norisi, kad jisai būtų toks įdomesnis, debesotesnis, galiu palaukti 30 sekundžių, kol pradžius. Ir tada vienur kitur tiesiog įleisti vandens. Svarbu, turi pradžiūti, bet ne išdžiūti. Ir leidžiu tam vandeniui dirbti savo darbą.
žemę irgi darysiu taip pat lygiai iš pradžių. Palauksiu, kol pradžius, nes jeigu dabar pradėsiu čia piešti, tai man susilies. O aš noriu, kad liktų horizonto linija. Tai darom, kokios minutės pauzę. Na, va, luktelėjau, pas mane truputėlį apdžiūva. Čia viduriukas dar blizga, bet pakraštėlis jau nustoja blizgėti. Kai nustoja blizgėti, galima suprasti, kad jau sausiau. Galiu iš arčiau parodyti. Matot, blizga tai šlapia, o jeigu jau mažiau blizga, gal dar visgi blizga čia truputėlį. O čia, matosi, nebeblizga, aš galiu sukiot kaip noriu, bet nieks nebeblykčioja. Reiškia, šitoj vietoj jau sausa. Galima, norint pagreitinti procesą, visada džiovinti ir su plaukų džiovintuvu, bet reikia turėti omeny, kad jisai gali pakeisti rezultatą. Natūraliai išdžiūsta vienaip, su plaukų džiovintuvu visai kitaip, nes jisai stipriai pučia ir judina dar tą vandenį, jeigu jo yra pakankamai daug. Va, aš, kad padžiūtų, šiek tiek papučiau iš šitos pusės pati, ne plaukų džiovintuvas, bet aš pati papučiau ir galima matyti, kaip pas mane išryškėjo va, šitas va kraštas. Ir aš manau, kad čia įtakojo mano pūtimas. Na va, ir kol aš nekėjau, dabar tai tikrai garantuotai išdžiūva. Per tą laiką pasiruošiu dažų. Noriu nulieti apačią, bet vėlgi būtų gerai turėti iš karto tas spalvas, kurių man reikia. Tai iš pradžių noriu, kad būtų tokia šaltesnė žalia, paskui įdėsiu šiltesnę žalę ir galiausiai pasidarysiu dar šiltesnės žalios, kuri jau visai būtų su geltona spalva pamaišyta, kad kuo arčiau link manęs keliauja peizažas, tuo, tokia, pavadinkim, darosi šiltesnė ta spalva ir intensyvesnė. Ir vėl darysiu tą patį, šitą tiesiog užsiliesiu labai švelniai, stengdamasi nesumiksuoti. Turi viskas visai šlapias būti, kol šlapias prijungiu kitą spalvą ir dar kol šlapias prijungiu dar kitą spalvą, kad man kuo dailesnis perėjimas būtų. Taip, jeigu čia liks labai šlapia, tai čia irgi gali toks vat kaip debesis, kaip kalafijoras išeiti. Čia aš matau, kad buvo truputėlį šlapia, tai išsiliejo. Aš tada specialiai čia įliesiu šiek tiek spalvos. Padarysim, kad ten tolimoj tarsi kažkokie krūmai būtų. Ir kol kas paliksim džiūti, nes šiandienos darbas yra tokius kaip fonus, kaip pagrindus. Nulieti abstrakcijas, beveik abstrakcijas, ar ne? Bet kad jos turėti kažkokį įspūdį, lyg čia yra peizažas. Ir rytoj mes paieškosime, ką tame peizaže dar matome. Ir sluoksniavimo būdu dar vieną akvarelės techniką bandysime ištraukti. Tai šitą kol kas dedu džiūti. Ir dar pasidarysiu šitą paskutinį. Tai galiu lieti iki pat kraštų, galiu palikti kažkokius tokius įsivaizduojamus kraštelius, galiu bandyti apklijuoti su juostele. Aš čia pasižymėsiu tokia šviesiai žalia, nes noriu pati pabandyti palikti kraštelį, jisai nebus toksai tvarkingas, kaip klijuojant su lipine juostele, bet bus labai toks gyvas, pavadinkim taip. Čia susimaišysiu. O čia tiesiog paeksperimentuokime, mes dar nedarėm, man atrodo, taškavimo. Ne, tai taškavimas irgi peizažui labai tinka. Mes pasidarykim kažkokią kaip pagrindą. Tarkim, čia bus mano žemė. Galiu tokį daryti ne visai tiesiai, kas sakė, kad būtinai tiesiai turi viskas būti. Užsilieju gana storų teptuku greitai, kad išlaikytų drėgmę. Galiu net grįžti, įlietu truputį daugiau spalvos, jeigu reikia.
Nes, pavyzdžiui, matau, kad man viršus jau džiūsta, tai neleidžiu išdžiūti, dėl to viską šitą darau su dideliu teptuku. Ir tada, kol jisai dar šlapias, čia įleidžiu kažkokiu spalvotų taškų, lyg čia būtų pieva. Ir jeigu mes norim sukurti, taip įspūdį, kad čia yra priekis, tai čia būtų gerai tie didesni taškai, tai aš čia skubu priekyje įleisti šiokių tokių taškų. Čia galiu juos tokius šlapesnius, drėgnesnius leisti. O į galą, kai jau truputį nusausėja teptukas, arba galiu pastatyti teptuką ir pačiu teptuko galu, kad būtų mažesni taškeliai, sudėti taškiukus tolumoj. Ir pasidarysim tokią vėlėtą pievą. Nes jeigu tolumoje įdėsiu didelį tašką, jisai sugadins mano perspektyvos įspūdį. Čia jau iš vis išdžiūva. Tai čia jau nebeleisim tada. Ir čia išdžiūva. Tiesiog gėlytę padarysiu kažkokią tada. Greitai džiūsta. Viskas priklauso nuo to, kiek šlapiai padarėm. Aš matyt nepakankamai šlapiai padariau, mano labai greitai išdžiūvo, arba gali būti, kad šitas popierius tiesiog gerokai greičiau sugeria vandenį. Viršų pabandysiu laisvai lieti vieną spalvą, kitą spalvą, kad tiesiog jos laisvai maišytųsi, bet nedarau nei labai tolygaus, nei kad labai išskydęs, kad būtų. Bet lieju labai greitai, nes stengiuosi, kad neuždžiūtų kraštai. Tai čia paliejau truputį, čia paliejau. Šį kartą darau net ir tiesiai iš čia, bet, pavyzdžiui, man matosi, kad labai iškart intensyviai užsideda. Tada vandens šiek tiek. Išlieju su vandeniu, galiu dar kažkokią kitą spalvytę užsidėti. Išsiritė mano šitas darbas. Ir prieš tai mes aname bandėme, mums truputį išsiliejo medžiai pasidarė. Tai čia galima pabandyti. Nugersiu, kad nenuvarvėtų man lašas. Va čia matot, specialiai nepildžiau vandens, bet natūraliai, kadangi čia sausiau truputį, čia šlapiau, man natūraliai pradeda darytis kažkas panašaus į debesis. Mes tik tai pažiūrėjom. Ir kol tavo apačia šlapia, aš tiesiog pasiimsiu kokią nors, pavyzdžiui, tokią tamsiai žalią spalvą. Bet man šita žaluma nelabai patinka, aš ją su ruda pašiltinsiu. Va, dar truputį pašiltinsiu. Ir tiesiog paimu. Ir nuo kažkur galiu, nebūtinai nuo viso, sugalvoju ir tiesiog braukiu liniją. Apačioje žiūriu, kad prie pat krašto būtų, galiu atleisti, paspausti, vėl atleisti. Tada galiu paimti dar įtaškuoti, įleisti kažkiek spalvos ten, kur noriu daugiau. Galiu įleisti, kol šlapias, kažkokios kitos spalvos. Na va, ir žiūrėkit, atrodo, lyg tai nieko nepadariau, o išėjo peizažas. Pažiūrėkime dabar šituos, aš atsargiai nulupsiu juostelę. Mano juostelė labai švilnutė, todėl jinai tikrai visiškai neprilipus prie popieriaus, galima ją lengvai nulupti. Jeigu jūsų juostelė yra šiek tiek kitokia, lupti reikia labai atsargiai. Gali tekti lupti labai lėtai. Taip, žiūrėti, iš lėto kelti, kad tik tai nedaug dievė nenuplėštų ko nors. Ir niekada į piešinį nelupinėjom, visada nuo piešinio. Ir kai nulupam juosteles, pasirodo tas tikrasis toks tvarkingas, švarus piešinys. Štai, ir su šitais 3 darbais mes dar truputėlį padirbėsime kitą kartą, nors kartais
bežaidžiant su tokiamis miniatiūromis, savaime išeina tokie gražūs darbai, kad tarsi nieko nebesinori jam pridėti. Tai šiandien tiek. Linkiu sėkmės kūryboje. Pasižaiskit, paeksperimentuokit. Galima daryti vieną abstrakciją, galima 2, galima užsikrėsti ir 20 padaryti. Ir iki pasimatymo rytoj su daugiasluoksne akvarelė ir greičiausiai plonesniu teptuku. Iki.